Skanus Vilnius. Tai labas vakaras, mėly klausytojai ir žiūrovai. Šiandien laida Skanus Vilnius kalbina Tomą Josą, alaus istoriką. Labas, Tomai. Sveiki, labai malonu čia būti. Ir Tomas labiausiai taip skubiai atsirado mūsų eteryje dėl to, kad prieš savaitę jisai laimėjo Baltijos ir Šiaurės šalių alaus someljė čempionatą. Tai sveikinu. Ačiū, iš tikrųjų labai irgi malonus titulas ir maloniai nustebina. Tai tu prieš keletą metų buvai tapęs pirmuoju berods Lietuvos alaus someljė. Na, dabar jau tarptautinis pripažinimas, tai tiesiog papasakok, kas tai yra per profesiją, tokia vyniška someljė, bet ališka, nes tu alaus žmogus. Taip, tai iš tikrųjų pati someljė profesija, ne, gal taip pasakykim, tai yra tiesiog žinojimas apie gėrimus, apie gėrimų kultūrą, mokėjimas tos gėrimus pateikti, suderinti su maistu, tai tokios įvairiapusiškų žinių apie kategoriją pademonstravimas. Ir visą laiką laikiau save tokiu įvairiapusiu žmogumi, nes teko tiek už baro padirbti, tiek restoranuose teko dirbti. Tai pagalvojau, kad kuomet pasirodė kvietimas į pirmąjį Lietuvos čempionatą, pagalvojau, kad čia yra puikiai mintis visų pirma, nes galima pasivaržyti su kolegom. Ir antras dalykas, iš karto pagalvojau, kad tas ir mano asmeninį ego šiek tiek paglostys, jeigu sudalyvausiu ir dar juo labiau, jeigu pavyks laimėti. Jo, laimėti visą laiką malonu. Tai kaip vyksta varžybos? Tiesiog, kad mes suprastumėm, kas čia per kokios rungtys, ką daro alaus someljė. Taip, tai varžybos susideda iš tokių, sakyčiau, 3 dalių pagrindinių. Tai pirma dalis savaime suprantama yra teorija, tai tikrinamos teorinės žinios, tiek istorinės, tiek dabarties, tiek rinkos tendencijos. Tuomet dar pusfinalio etapą taipogi sudaro aklas ragavimas, identifikavimas alaus, taipogi alaus aprašymas ir blitz aklas ragavimas, tai tokia kaip bingo kortelę pildai. Ir tuomet pusfinalyje dar viena būna ir praktinė rungtis, tai aptarnavimas klientų įsivaizduojamame restorane. Na ir po šitų rungčių tuomet yra skaičiuojami bendri balai, atrenkami 3 arba 4 kandidatai į finalą, čia jau priklausomai nuo formato pačio renginio, o finale iš principo viską kartoji, tik tais, kad kartoji jau ant scenos, be didesnio išankstinio pasiruošimo, jau su kokiam žiniom tu atkeliavai į tą finalą, tai tokia žinias ir turi pademonstruoti, tai tiek alaus pilimas, tiek aptarnavimas, tiek baro sutvarkymas. Ir šiais metais Baltijos šalių čempionate buvo naujiena, kuri man asmeniškai labai patiko, nes iš karto išskyrė tą čempionatą kaip labiau alaus čempionatą. Tai buvo techninės darbo dalies paaiškinimai scenoje. Tai pavyzdžiui, kaip veikia alaus pajungimo mechanizmas arba kaip reikia plauti alaus linijas, ką irgi iš principo tu turi žinoti. Tai šita dalis man nustebino ir asmeniškai buvo turbūt mėgstamiausia čempionate. Na taip, tikriausiai žmogui, kuris tiesiog gurkšnoja alų, mėgsta gurkšnoti alų bare arba namuose, matyti, tai nėra labai aktualūs dalykai. Taip, bet jeigu, pavyzdžiui, žiūri, nes buvo tiesioginė transliacija finalą YouTube platformoje, tai labai, turėtų galbūt alaus gerėjai, tarkim, būti įdomu, kaip tą alų prižiūrėti, kaip prižiūrėti linijas, kad alaus kokybė nenukentėtų ir taip toliau. Tai bet čia turbūt jūs esate šitoje tai teisus, nes tai yra gal labiau vidinis toksai dalykas, kad norisi parodyti. Jo, tai suprantama, alus iš buteliuko ir skardinės tikriausiai visą laiką yra saugus, bet taip tiesiog, kalbant apie aptarnavimą ar apie baro veiklą, peršokant, kokia dalis yra parduodama vietoje gerti bokalais Lietuvoje, koks tavo pojūtis ir kiek buteliukais, kiek pilstoma alaus? Savaime suprantama, kad nuo vietos labai priklauso turbūt ir nuo vietovės, vietos tai kaip restorano ar baro, bet jeigu mes kalbėtumėm apie barą, kadangi tikrai teko dirbti ne su vienu baru, tai sakyčiau 80-20, 80% sudaro pilstomas alus ir apie 20% buteliukai.
Tai vienu žodžiu, taip, tas techninė dalis yra labai svarbi. Svarbi, tikrai svarbi, tikrai. Jo, tai varžybos vadinosi Baltijos ir Šiaurės šalių, kas dalyvavo, kokios šalis? Tai šiais metais iš tikrųjų šiek tiek sumažėjo paskutinę dieną dalyvių skaičius, kiek man su organizatoriais teko pabendrauti, nes vieno labai stipraus dalyvio sūnus susirgo ir jisai negalėjo pasirodyti finale po teorinės dalies. Tiksliau pusfinalį. Ir šiais metais iš viso turėjome 14 dalyvių, kurie sudalyvavo visame čempionate. 2 atkrito dėl ligos, o iš valstybių, tai lyginant su praeitais metais, neturėjome Lenkų, nes praeitais metais buvo kandidatas iš Lenkijos, šiais metais jo jau nebebuvo, tai buvo Lietuva, Latvija, Estija, Suomija ir kiek žinau, vienas kandidatas bent jau iš Norvegijos dėja irgi neatvyko, tai turėjo dar ir Norvegija prisijungti. Bet bendras pojūtis, tavo jau tame lauke alaus, ar ši profesija yra paplitusi? Ar žmonės, nes mes kaip ir žmogų, kuris pilsto alų už baro, vos ne ir barmenų galėtumėm vadinti, tai tas ryšys, nes įsivaizduoju, kad jeigu vietoje yra ten 2 kranai ir 2 alūs, tai ten labai someljė žinių tikriausiai nereikia. Šitoje vietoje irgi esate visiškai teisus ir lyginant, manau, tiek su vyno someljė atstovais, tai tikrai alaus someljė kaip profesija jinai nėra paplitusi ir ko gero tokio didžiulio poreikio jai nėra ir čia galbūt yra labiau sena pasirodyti tiem žmonėm, kurie, gali pademonstruoti tą šiek tiek aukštesnį aptarnavimo, kad ir to paties, pavadinkim, barmenavimo lygį, pilant alų ir parodyti, kaip jisai gali būti iš tikrųjų gerai pateikiamas ir kodėl jisai turėtų būti gerai. Ar varžybose yra derinimo su maistu rungtis ar ne? Taip, iš tikrųjų tiek pusfinalyje, tiek finale, tiek net ir pilname alaus aprašyme pagal taisyklės, nes tu negauni kažkokių gairių, tu tiesiog gauni taurę su gėrimu prieš save ir turi pilnai aprašyti. Visur yra rekomenduojama, visur turėtum parekomenduoti maistą, jeigu tą sugebi ir gebi padaryti. Tai tiek finale buvo, tiek ir pusfinalyje. Ar nėra čia tokia sunkinanti aplinkybė, todėl kad, sakykime, vyno someljė, jisai dažnai dirba restorane, kur yra įprastas dalykas tiekti ir maistą, bet, tikriausiai barai neturi tokio plataus maisto pasirinkimo, ar jūs ir sukatės tarp rūkytų ausų ir žirnių, ar... Šitoj vietoje iš tikrųjų gali derinti, pavyzdžiui, mano vienas irgi finale buvo derinys su tradiciniam bavariškom veršienos dešreliam, nes tiesiog gavau 3 vokiškos stiliaus alus prieš save ir reikėjo kažkokią rekomendaciją pateikti. Tai galima supaprastinti tą dalyką, bet iš tikrųjų nesvarbu, ar tu... Nes dažniausiai žmonės, kurie dalyvauja someljė čempionate, jie būna pasibaigę bent jau kažkokio bazinio lygio kursus. Tai ar tu FSET kursus būtum pasibaigęs, ar tu būtum pasibaigęs Amerikos Cicerono tam tikrus lygius, nuo pat pirmo lygio yra bent jau bazinės žinios tau įdiegiamos, kas su kuo dera, kodėl dera, kokius skonius galėtum derinti. Tai sunkinanti aplinkybė, galima taip sakyti, ypač jeigu desertą reikia priderinti, žmonės pasimeta, bet šiaip tai ganėtinai įdomių derinių galima išgirsti. Ja, tai normalu, tikriausiai alų geria net daugiau žmonių žemės rutulyje negu vyną. Tai ir kai kurios šalis tai tiesiog natūraliai asocijuojasi labiau su alumi negu su vynu. O tau, kaip ta tarptautinė virtuvė, kai tu derini, ar tu nueini į, nežinau, aštrų meksikietišką maistą arba indišką, kur irgi labai dažnai, ten yra alus lengvesnis derinys, nes mažiau turi alkoholio lyginant su vynu. Tikrai taip. Aš pats iš tikrųjų labai mėgstu keliauti ir mano tos kelionės yra visos susijusios kažkaip su alumi vienaip ar kitaip, kartais žmona dėl to pyksta, kartais ne. Ir ganėtinai platus yra spektras, kaip galėtum derinti, kaip jūs ir minėjote, kad net platesnis negu, tarkim, su vynu tam tikrais atvejais. Tai derinamos
mano galvoje bent jau verda įvairūs deriniai su labai daug skirtingų virtuvių, labai daug skirtingų prieskonių, bet faktas prieš, pavyzdžiui, čempionatą ir pasiruošimo metu, nuoširdžiai pasakysiu, tiesiog stengiausi iškalti 5 derinius, kuriuos galėčiau panaudoti, nes 24 metais finale koja iš tikrųjų stipriai pakišo derinys su maistu, kuomet paprašė veganiškos opcijos prie patiekalo ir aš tada pasimečiau, nes nesu labai daug susidūręs su veganišku maistu. Žirniai neiškyla prieš akis. Neiškyla, ne. Buvo bandoma išsisukti su burokėliais, bet nebaisiai sėkmingai. Kalbamės apie alų su žmogumi, kuris būtent Vilniuje pasirodo dažniausiai, tai alaus bibliotekoje tave galima kartais sutikti, tu vedi paskaitas, degustacijas apie alų, skleidi žinias, ne? Kaip atrodo aplamai žinių pasaulis aluje, ar egzistuoja kažkokia hierarchija mokslų, kur galima mokytis, tai jau truputėlį minėjai WCT arba Ciceroną, bet kokio lygio mokslai, kiek laiko trunka, kad tapti someljė? Taip, tai iš tikrųjų aš ilgą laiką vengdavau save net pristatyti someljė, nes kažkaip nebuvau tokių specifinių mokslų pasibaigęs, Vilniaus universitete tiek bakalaurą, tiek magistrą istorijos tematiką apie alų rašydamas, tai dėl to ir sakydavau, esu alaus istorikas. Bet šiais metais WSET, taip set, kaip man galvoje iš karto skamba, pasirodė kaip ir antro lygio alaus kursai ir iš karto pamatęs juos, tarp kitko kolega mano vyno someljė Edgaras Kazokaitis parodė, kad yra ir nusprendžiau, kad noriu pasibaigti, noriu pasižiūrėti kokio būtent sudėtingumo, kiek man užtruks pasimokyti. Tai patys kursai jų trukmė buvo šiek tiek ilgesnė nei 1 mėnuo, su 6 gyvais susitikimais su dėstytoju ir, nemažai papildomų įvairiausių namų darbų. Tai patys kursai buvo labai įdomus, medžiaga dėstoma buvo labai taip gyvybingai, bet egzaminavimas iš tikrųjų supratau, kad norėčiau jau aukštesnio lygio, nes vis dėlto mano patirtis dabar alaus pasaulyje yra turbūt netoli jau 15 metų, kaip su tuo dirbu iš vienos arba iš kitos pusės. Tai vis dėlto ta žinių bagažas sukauptas, jisai man padėjo antrą lygį pakankamai nesunkiai pasibaigti. Ten nėra degustavimo egzamino. Nėra degustavimo. Teorija, tai labai paprasta. Tuo atveju tikrai man buvo labai paprasta ir kiek bent jau girdėjau iš kolegų, kurie yra Ciceroną pasibaigę, tai tą patį sako, kad pirmi 2 lygiai yra labiau alaus mėgėjui, kuris nori šiek tiek plačiau sužinoti, panašiai, ką jūs someljė mokykloje darote. O tuomet, jeigu nori pasigilinti labiau, tai irgi jūs turbūt tą puikiausiai suprantat, gal žiūrovai nelabai ir klausytojai, tai kuo giliau į mišką, tuo tenais daugiau įvairiausių sudėtingų dalykų ir tada akli ragavimai ir taip toliau. O tai 3 lygio nėra? Negali dar mokytis, ar egzistuoja? Ne, nėra ir aš iš tikrųjų laukiu ganėtinai, nors Ciceronas dabar tokį irgi žengia kaip ir atsakomai žingsnį šiek tiek į Europą, nes kodėl aš nesirinkdavau Cicerono studijų, man tenais atrodydavo pernelyg daug orientuota į Šiaurės Amerikos rinką, kas man, nėra labai aktualu ir aš tiesiog nenorėjau švaistyti laiko ir pinigų. Bet čia aš iš karto noriu ir pasiaiškinti, ar amerikietiškas ir europietiškas alus skiriasi, be abejo skiriasi. Koks pagrindinis skirtumas? Amerikietis, kuris sako, noriu alaus ir jis atvažiuoja į Lietuvą, su savo išugdytų skonių tam tikru. Jisai nusivils, jisai nudžiugs, kas jį nustebins? Tai teko, bent jau seniau tikrai teko nemažai ir prieš šitą čempionatą 160 valandų alaus bibliotekoje atidirbau savo norų už baro tam, kad pasiruoščiau praktiniam rungtim. Tai tikrai nemažai teko sutikti amerikiečių ir apskritai užsieniečių, australų, tų pačių grupių ir iš Okeanijos atskridusių žmonių. Pagrindinis dalykas, kas juos nustebina iš blogosios galbūt pusės Lietuvoje, tai alaus šviežumo klausimas, apinių šviežumo, ingredientų šviežumo klausimas. Jie yra įpratę prie ženkliai šviežesnių ingredientų ir jie, pavyzdžiui, atvykę į Lietuvą, toks labiau patyręs alaus vartotojas, jisai nesirinks IPA stiliaus.
Jisai neieškos Lietuvoje IPA stiliaus. Jisai tuomet labiau linkęs yra rinktis mūsų tradicinius farmhouse, tai kaimiškus alus, tik man tas pavadinimas taip labai atgrasus atrodo. Arba mūsų įvairius keptinius variantus ir panašiai, kurie yra labiau salykliniai, kad nesijaustų galbūt stipriai apinių įtakos. Bet tai kame problema, kodėl mes neturim šviežių apinių? Apinių apskritai yra toksai kaip ir vakuumas rinkoje susidaręs, tai augintojai apinių, jiems yra lengviau vietinę rinką aptarnauti. Apiniai, kurie dabar yra populiarūs, tai kaip ir vyno pasaulyje, taip ir alaus pasaulyje, senojo ir naujojo pasaulio, tai dabar dominuoja naujojo pasaulio apiniai išraiškingesniais aromatais ir kuo jisai yra šviežesnis, kuo daugiau eterinių aliejų savyje turi, tuo jisai raiškesnį aromatą ir skonį kūrė aluje. Ir tuomet gaunasi, kad apinių augintojai, kurie Oregone, toj pačioj Kalifornijoje augina apinius arba kur nors Naujojoje Zelandijoje arba auksiniai pakrantėje Australijos, iki Lietuvos tie apiniai atvažiuoja dažniausiai jau šiek tiek pagyvenę savo gyvenimą. Bet jie nėra džiovinami prieš gamybą? Jie yra apdirbami, jie yra presuojami, jie yra džiovinami su šlapiais apiniais. Labai retai kas vis dar gamina alų, nes tas reikalauja nuo nurinkimo iki panaudojimo praktiškai per 24 valandas. Bet ar alus išraiškingesnis iš šviežių ar iš džiovintų? Šlapias apinys šiaip geras klausimas. Čia reikėtų galbūt šiek tiek ir pasvarstyti. Savaime suprantama, kad ko gero šviežias apinys duoda daugiau alui, bet lygiai taip pat šviežias apinys į save labai daug alaus pasiema, dėl to gaunasi ženkliai didesni nuostoliai aludariui, nes tu tiesiog kartu pašalindamas jau po to tuos apinius, tu pašalini ir didelę dalį alaus, kurį į tas apinius susigeria. Tai vis tiek lengvai tau sprūsta iš burnos įvairūs terminai. Gali paaiškinti, kas yra IPA alus? Tai IPA, tai Indijos šviesusis elis, yra alaus stilius, kuris yra pagrinde, kurio skonėje dominuoja apiniai įvairiomis formomis. Tai yra kartus apiniuotas elis, aukštutinės fermentacijos produktas, išraiškingų labai aromatu ir dažniausiai labai karčiu arba karstelėjusiu skoniu. Ar Lietuvoje irgi tokį alų gamina? Visumais populiarus? Jisai yra labai populiarus, ypač tarp mažųjų craft gamintojų, bet jau ir didieji į pramoniniai gamintojai taipogi šitą rinką Lietuvoje yra atradę. Tai gamintojai, ko gero, labai norėtų jo daugiau gaminti, bet vartotojai dar ne visada jį pripažįsta. Dėl kartumo? Dėl kartumo, būtent. Kažkaip lietuviai tokie smaližiai labiau yra, tai salstelės alus į temą. Gerai. O alkoholio kiekis čia nėra toks lemiantis dalykas? Nėra taip, kad amerikietiškose aluose mažiau alkoholio šiek tiek? Kaip tik, kalbant apie kraftinius alus, dažniausiai būna, kad daugiau. Tai mes Europoje, toks galbūt standartas, jeigu kalbam apie IPA stilių, būtų 5,5-6 laipsniai, amerikiečiai drąsiai ir 7 deda, mes Europoje jau 7 laipsnių IPA dažniausiai vadinam double IPA. Tai toks, aišku, slidus. Jeigu pasižiūrėt visus aprašymus, tai čia slidus labai reikalas, bet labiau iš asmeninės patirties. Bet jeigu mes grįžtam prie to aklojo ragavimo, kas yra tikrai labai sunki rungtis, man atrodo, visuose gėrimuose, čia nėra kalbos tik apie alų, ar vis dėlto yra šansų, tarkim, Lietuvoje pagaminta iš Naujosios Zelandijos čia šviežių apinių alų atpažinti ir pasakyti, o tai yra lietuviškas alus? Čia būtų kaip aklai vištai grūdas. Spėjimas būtų labai sudėtingas, nes tikrai tą būtų sunku padaryti. Tikrai būtų sunku. Tai faktiškai eina kalba tada apie kilmę ir apie tipą alaus, tokius dalykus įmanoma, atpažinti. Tokius tikrai įmanoma, alkoholio, aišku, kiek įmanoma atpažinti, bet tiksliai įvardinti šalį, yra tam tikri alus, kurie yra saugomi regioninė kilmės nuoroda. Ten, pavyzdžiui, koks Kiolšas arba Altbieras. Ten Kiolšas iš Kiolno, Altbieras iš Düsseldorfo. Juos tiksliai įvardinti yra ganėtinai paprasta. Bet jeigu mes kalbam apie tokius itin globalius alaus stilius, net ir kategorijas kaip European Lager, tai tarsi ir pasako, kad bet kur Europoje gali būti gaminamas.
Gerai, tai sunki dalis, reiškia, kilmė čia truputį išnyksta, tai čia alus pralaimi vynui, kur, kilmę mes visą laiką bandome nustatyti, tai labai svarbi identiteto dalis. Tai tiesiog dar gal prieš pertraukėlę mes pakalbėsim tikrai daugiau dar apie skonius alaus, nes jų pasaulis tikrai labai įdomus. Tai kiek reikia, maždaug tu savo esi nusistatęs standartą, kiek tu alų turėtum žinoti tipų prieš eidamas į varžybas? Koks tai skaičius? 10, 20, 100? Aš net ir žmonės, kuriuos, tarkim, apmokau, pamokau, pakonsultuoju, aš visada sakau, kad yra grubiai skaičiuojant 30 pagrindinių alaus stilių, iš kurių po to tenais gali aplink juos lipdyti savo žinias. Tai bazę, tokią grubę bazę sudaro apie 30 alaus stilių, kurios, jau einant į tokį čempionatą, net ir pirmą kartą tu turi žinoti. Kiek iš jų daromi Lietuvoje? Žinokit, manau, kad visi. Reikėtų gal pagalvoti, bet kažkuriuo bent jau metu tikrai buvo daromi visi. Galbūt jie nesutapo vien šalia kito per laiko juostas, bet tikrai visus buvo galima surasti. Kaip dabar visame tame vaizde atrodo nealkoholinis alus? Jisai yra visose kategorijose egzistuoja, visose 30 tipų tu gali rasti nealkoholinę ir alkoholinę versiją, ar ne? Dabar jau sakyčiau, kad taip. Lietuvoje tai ne, dar tikrai ne, bet jeigu taip žiūrėt pasaulinio, kad ir Europos rinką, tai visiškai nealkoholinio alaus bumas ir nealkoholinis alus yra vienintelė auganti kategorija alaus ir nealkoholinėme aluje dabar tu gali rasti praktiškai viską. Išskyrus alkoholį. Taip. Taip, bet tas augimas, koks tempas Lietuvoje ir pasauliniu mastu maždaug jau kurią dalį nealkoholinis alus sudaro? Dabar taip iš atminties sunku galbūt prisiminti, bet sakyčiau, kad augimas tai yra dviženklis procentaliai, kiekvienais metais paauganti rinkos dalis, lygiai taip pat spėčiau, kad ir Lietuvoje yra, nes globaliai tai tikrai žinau, kad dviženklis procentas. Tai reiškia daugiau negu 10% yra nealkoholinis. Šios dienos mūsų pokalbio tema alus ir kalbame su geriausiu Baltijos šalių ir šiaurės šalių someljė, kuris laimėjo čempionatą Taline prieš gerą savaitę, Tomu Josu. Ir čia vis minime alaus biblioteką, bet tu taipogi ir esi ambasadorius ir gubernijos alaus, taip? Taip. Seniausias Lietuvoje alaus daryklos istorikas, manau, labai tinkamas apibūdinimas. Taip, bet kas yra ambasadoriaus darbas, kas tai yra per tokią rolę? Nes tiesą pasakius, vyno pasaulyje ambasadorių faktiškai nėra. Yra vyndariai, kurie yra ambasadoriai, kurie kaip ir atstovauja. Ką tu darai? Tai pagrindė darbas yra kavinių, restoranų, barų sektorija, Horeco segmente. Tai apmokau personalą, kuris pardavinėja gubernijos produkciją, vedu mokymus, vedu tas pačias degustacijas. Šiais metais net kelias alaus ir maisto derinimo degustacijas pavyko surengti. Tai tiesiog tokia edukacinė veikla ir savaime suprantama padedu barų personalui ir padedu prekybai didinti tuos pačius pardavimus, kaip įmanoma tą padaryti. Seniau buvo pakankamai populiaru alaus čempionatai ir gamintojai girdavosi aukso medaliais, sidabro medaliais. Ar šiais laikais irgi dar ta tendencija tokiu būdu savo reputaciją kelti arba žinomumą dar egzistuoja ar jau nebe? Egzistuoja. Iš tikrųjų, tai vis tiek yra įvertinimas, ypač gerbiamuose turnyruose, kaip ten European Beer Star Awards arba World Beer Awards, laimėti medalį vis tiek yra tam tikra garbė, tik tais, kad komunikacijoje dabar turbūt jau sunkiau panaudosi tą faktą, nes lietuviai iš tikrųjų nemažai tų medalių parsiveža. Iš tam tikrų kategorijų, specifinių kategorijų, tarkim, kalbėjome apie nealkoholinį alų, tai nealkoholinėme aluje mes pakankamai stipriai pasirodom tiek gubernija, tiek ir kiti Lietuvos aludariai. Tai vis tiek yra apie ką pasigirti
ir karts nuo karto tai vis dar tikrai yra išnaudojama. Ja, bet pagal įstatymą girtis apdovanojimais dabar yra nebe alkoholio reklama, tai metai, kaip mes galim kalbėti, nes be abejo yra gerai žinoti, kas tas geriausias alus ir kuo mes galime didžiuotis. Bet visumoje kaip Lietuvos vieta tame alaus pasaulyje, aišku, suprantam, servise mes labai geri. Kaip su gamyba, kaip mes atrodome tarp kaimynų, tarp europiniam kontekste. Čia galbūt jau pasidalinsiu savo labiau asmeninę nuomonę ir ką aš mėgstu sakyti per įvairias edukacijas ir per degustacijas. Mes dar tarpukario Lietuvoje labai stipriai perėmėm vokišką aludarystės tradiciją, ypač kalbant apie pramonę. Pramoninis alus pas mus ko gero sudaro 98% rinkos, tai mes vis tiek, kai kalbam apie lietuvišką alų, mes kalbam pagrindė apie pramoninį alų. Ir pramoninis alus yra, vėlgi mano asmeninė nuomonė, labai gera vokiškos tradicijos kopija. Tai mes labai kokybišką produktą gaminame, bet galbūt ne visai unikalų produktą gaminam. Tai Lietuva yra vertinama dėl kokybės, bet unikalumo pas mus tikrai reikėtų paieškoti. Tai 2% lieka kraftiniams gamintojams, ar mes turime žodį lietuviškesnį negu žodis kraftinis? Kiek atsimenu, dar kokiais 2016 metais rašiau straipsnį ir šiek tiek pašiepiau tą žodį amatininkų alus, bet amatininkų alus ko gero yra tas naudojama. Terminas, kurį turėtumėm naudoti. Aišku, tai kraftinis gal išties suprantamesnis ir vis dariškesnis. Bet ar mes į tą kraftinio alaus kategoriją turėtume priskirti ir mažyčius, pakankamai mažus gamintojus, kurie yra ten Aukštaitijoje įsikūrę, Biržuose, Pasvalyje? Ar čia yra dar atskira kategorija? Irgi labai geras klausimas. Tam pačiam straipsnėje, tarp kitko, turbūt pirmas Lietuvoje iškėliau tokią mintį ir tokią idėją. Atsimenu, ten ganėtinai nemažai komentarų ir įvairiausių nuomonių tas straipsnis susilaukė. Mano asmeninė nuomonė, tai yra 3 kategorijos Lietuvoje. Yra pramoninis alus, yra kraftinis alus ir yra kaimiškas alus. Kaimiškas alus kaip terminas, jo nereikėtų bijoti. Tai yra tiesiog terminas, gal jis nelabai gražiai skamba, bet angliškas terminas aludarystėje labai paplitęs yra farmhouse ale. Ir tas farmhouse ale, jisai po savimi talpina labai daug tokių unikalių alaus rūšių. Tai vis dėlto Lietuvoje, žinant, kad tie Aukštaitijos bravarai įvairūs, Pasvalio krašto, Biržų krašto bravarai, jie unikalų produktą gamina, tai jie to žodžio tikrai neturėtų bijoti ir save taip turėtų identifikuoti. Ūkininko alus. Ūkininko alus, kad gražiau skambėtų. Dabar atsiras ūkininko samanė, tai galėtų būti ir alus pakonkuruoti. Taip, tai kadangi apie Lietuvą prakalbome, tai tiesa, kad mes esame alaus šalis istoriškai, kiek, jeigu mes grįžtumėm atgal, atvyniotumėm, kur yra įrodymai, tai pirmosios gildijos jau kūrėsi, kuriais laikais egzistavo aludarių gildijos. Ar jos skiriasi nuo midudarių kažkokių gildijų ar kažkokių kitų gėrimų alkoholinių? Ar gildijos, aš čia tiesiog tą terminą naudoju, nes tai galėtų būti dokumentuota galbūt neblogai. Iš principo tai egzistavo visas toksai kaip karčiamų tinklas. Karčiamos jos buvo steigiamos įvairiai tenais kažkur šalia kelio, kad galima būtų kelionės metu tenais atsigaivinti, priimti svetelius ir taip toliau. Toks kaip vienetinis bendras susivienijimas tam tikromis formomis egzistuodavo, pranykdavo, bet toks jau labai rimtas aludarių reglamentavimas ir alaus gamybos reglamentavimas apskritai mūsų krašte atsiranda maždaug 19 amžiaus viduryje, mums esant carinės Rusijos gubernijos sudėty. Tuomet atsiranda pirmieji rimti apmokestinimai, mokesčiai alaus gamintojams ir siekiama iš tikrųjų tuos mokesčius alui didinti, tuo pačiu mažinant stipriesiam alkoholiniam gėrimam taikomus kaštus, kad vartojimo kultūra keistusi į tą neigiamą pusę. Gudru. Ir tai pasikeitė, kad jūs dar sunku sugrąžinti atgal. Taip. Bet, pavyzdžiui, atsiprašau, dar labai trumpai pertrauksiu, kad alus jau yra minimas ir pirmajam Lietuvos statute, tai jau 16 amžiuje jau yra ir apinynai minimi, ir alus, ir grūdai, ir baudos ten už kaimyno apinino išnaikinimą ir panašiai.
Tai o kunigaikščiai, na tai 16 amžius gerai, bet dar toliau į Vytauto laikus, Gedimino laikus, ar jie gėrė alų? Alus buvo kaip jie gėrė alų, valgė alų galbūt reikėtų sakyti, ypač alaus sriubą mėgdavo didikai, bet tuo metu tai tikrai turbūt nebuvo gal tas ir mūsų pats populiariausias gėrimas, nes mes turime labai, dabar aš jau reikėjo pasivartyti gal bakalauro darbą prieš atvažiuojant, bet kažkuriais laikais tikrai iš dar ankstyvųjų Lietuvos paminėjimų turim tokių žinių, kad Lietuvoje mūsų regione alus negeriamas, po to turime paminėjimų, tarpukario spaudoje buvo labai gera tokia juokinga istorija parašyta, kad alaus prigėręs Vytautas Kryžiuočius sumušė Žalgirio mūšyje. Tai alus egzistavo, bet galbūt nebuvo tas top 1 prioritetas ar top 1 gėrimas visą laiką. Tai šiek tiek apie alaus sriubą. Gal gali pasakyti, kas tai per produktas? Mes galime šiandien pasigaminti? Labai drąsiai, nes tai buvo labai toksai pagirioms galbūt išgydyti skirtas dalykas, kurį valgydavo pusryčiams. Tai būdavo tiesiog bliūdas alaus, tik tais, kad seniau tas alus jisai turėjo visai kitokią formą, kitokį skonį, jisai buvo tamsus, jisai buvo rūgštus, jisai buvo rūkytas, toksai dešros rūkytas aromato neturėdavo. Ir jį tiesiog sudėdavo šiek tiek mėsos ir tos pačios duonos. Ir duona išbrinkdavo, sudarydavo tokia kaip masė, gal nelabai tyrė, nelabai apetitingai greičiausiai atrodanti, čia mano spėjimas būtų, kartais, jeigu ten turėdavo kokią šakninę daržovę įdėdavo, ir tiesiog tokia kaip pusrytinė sriubelė gaudavosi. Tai sakyti, kad alus buvo, sakykime, valstiečių gėrimas, ar mes galim taip teikti, ar vis dėlto tai buvo, ponų ir diduomenės reikalas. Ar jį galėjo bet kas, žmonės pasigaminti alaus? Nes dabar mums taip atrodo, kad tiesiog augini miežius ir gaminiesi alų. Aš manau, kad tuo metu galbūt žmonės nelabai suprasdavo, ką jie iš tikrųjų gamina. Ar ten kvas gira, ar gamina alų. Iš principo pasigaminti galėdavo turbūt kiekvienas, bet tikrai ne kiekvienas tą, bent jau spėčiau, kad ne kiekvienas tą darydavo. Vis tiek net ir mūsų tautosakoje egzistuoja tie dalykai, kad kaime būdavo koks nors vienas geriausias aludaris ir jeigu kokia ten šventė, vestuvės, laidotuvės ar ten jubiliejus, neši miežių, neši ten šiek tiek ingredientų ir jau tada tas aludaris apsiema pagaminti alų šventį. Tai tikriausiai neturim čia šalia pašnekovo, kuris midų galėtų apginti. Tai gali būti, kad vis dėlto tas pirmasis lietuviškas alkoholinis gėrimas buvo midus, labiau negu alus ar vynas. Manau, kad midus galimai galėjo turėti tik tais dėl populiarumo ir sunkumo gaunant medaus problemą, bet yra tokia istorinė Antano Strausko knyga parašyta per barzdą varvėją. Ir tenais būtent aptariami tiek midus, tiek vynas, tiek alus ir kurioje vietoje kas stovi šitoj populiarumo lentelį, tai midus tikrai buvo top gėrimas. Tope bent jau tai tikrai. Bet šiai dienai, midus tiesą pasakius, geriausi midus, nes lietuviškų gėrimų čempionatuose šalia vyno ir midus yra vertinamas, jis panašaus stiprumo ir irgi natūrali fermentacija. Labai dažnai midus darosi panašus į alų, tiesą pasakius. Ir jie kaip ir jungiasi, nes vien tik tai medaus midus, jisai galbūt per daug yra jau įprastas dalykas ir tie, kas eksperimentuoja, tai vienas iš kelių tai naudoti salyklą, tiesiog dar apjungti faktiškai abu šitos gėrimus. Tai pasižiūrėjus iš aludario prizmės, pavyzdžiui, irgi egzistuoja toksai alaus stilius, pavyzdžiui, kaip bregot, kas yra 50-50 vos neproporcija, salyklas, medus ir medus dar būna įvairiai apdirbamas dažniausiai ir tuomet gaunasi, kad gali tą gėrimą vadinti tiek midumi, tiek alumi, jau čia iš kurios pusės pasižiūrės.
Gerai, puiku, mes ir su mūsų pokalbė einame į tą pusę, kur visa visuomenė, kur nyksta ribos tarp gėrimų, tarp visko ir darosi vis sunkiau pasakyti, kad kažkas yra juoda arba balta, nes viskas yra su daugybė atspalvių. Tai apie tas maisto ir gėrimų subtilybės kalbame su Tomu Josu, alaus istoriku. Tomas nesenai tapo geriausiu Baltijos šalių alaus someljė. Ir todėl tai yra, tikrai žmogus, kuris gali ir apie skonį daugiau alaus papasakoti, nes, aišku, someljė varžybose tenka atpažinti ir tenka kalbėti ir aprašyti alus. Tai lietuviai neturi labai didelio žodyno aplamai maistui skirto. Kaip su alaus žodynu ir kaip atrodo tas alaus aprašymas, kokie esminiai dalykai, ką jūs kreipia dėmesį, kai vertinat alų? Tai labai tiksliai pastebėtai, iš tiesų, net ir savo edukacijose, kai naudoju įvairius žodynus, kai rodau žmonėm, koks gali būti žodynas, ar tai skaidrė, ar tokią lentelę paruošęs, kai kuriuos terminus labai sunku išversti. Bet aludarystėje apskritai, net ir čempionato metu, aišku, kadangi jisai buvo international, tai tarptautinis, tai reikėjo naudoti anglų kalbą, vartoti anglų kalbą aprašymams. Ir pagrindiniai yra 4 kriterijai, ką mes kreipiame dėmesį aprašymo metu, ką tikrai reikėtų paminėti. Tai yra išvaizda, yra aromatai, skoniai ir tuomet yra bendras įspūdis. Už kitus dalykus tu gauni, aišku, papildomų taškų, tai pavyzdžiui, maisto derinys, įvardyjami tikslus aspektai, kaip ten alkoholio stiprumas, bandymas atspėti valstybę, kur pagamintas alus ir taip toliau ir panašiai. Ir šioje vietoje iš tikrųjų ir kalbant apie alų pagrindę, mano bent jau galva ir smegenis veikia angliškais terminais ir anglų kalba, nes lietuviškai tikrai sunku kartais net atitikmenį surasti. Tai ragavimas alaus turi būti iš specialių taurių, kur kiekvienam tipui yra pritaikytos kažkokiu būdu istoriškai taurės ar sukurtos marketingo tikslais. Kaip va šitoje vietoje, ar taurė yra labai svarbu ir jinai turi skirtis kiekvienam alui? Taurė yra svarbu, bet galbūt taurių aspektas dažnai yra perdedamas. Tai nėra toks jau viską keičiantis dalykas. Ir, pavyzdžiui, čempionato metu mes vyno taurės naudojame degustacijų metu. Čempionatą tikriausiai organizuoja šį kartą Estijos someljė asociacija. Taip. Yra faktas, kad, pavyzdžiui, po to jau aptarnavimo rungtyse, tai tu ten turi parinkti kvietinį alų į kvietinę alaus taurę, bet grinai ragavimo tikslais ir ragavimo metu tai naudojam arba visiškai tamses juodas vyno taurės, arba tuomet tiesiog klasikinės vyno taurės. Ar molinius bokalus mes paliekam tik tai ūkininko alui, ar iš viso juos reikėtų išmesti? Šiaip, tiesą pasakius, čia yra labai graži vokiška tradicija naudoti tuos tokius emaliuotus molio bokalus. Ir jie vis dar yra naudojami, tik tais labai dažnai jų atsisakoma dėl kaštų. Nes jie yra labai brangus, juos brangu transportuoti ir, kartais klientai linkia juos nusisavinti. Tai visa tai susideda. Bet pas mus Lietuvoje mes negalime, galime turbūt, bet gal oficialiai nelabai leistina yra turėti kliento bokalus, kur, pavyzdžiui, klientas atsineša savo bokalą, kaip vokiškoji tradicija, ir tada tu spintelį užrakini bokalą, ateina pas tave tas klientas, tu atrakini ir paduodi, ir ten dažniausiai būna tie moliniai bokalai. Molinių bokalų vienintelis turbūt minusas, kad tu nematai tiesiog spalvos alaus, tu negali pasigrožėti, kaip atrodo alus tavo taurėje, tai yra vis tiek stipris ir svarbi sudedamoji dalis vartojimo. O padėkliukai po taurėmis ir bokalais vis dar egzistuojanti tradicija? Kokia jų tokia tikroji prasmė? Čia grinai marketinginį gerai sugalvotas triukas? Aš šiais metais, keliaudamas Čekijoje, perskaičiau, kokia buvo pirminė tradicija naudoti tuos padėkliukus ir kodėl padėkliukai nusileido į apačią. Nes padėkliukai seniau buvo naudojami ant viršaus bokalo, kad neprikristų dalykų, musės nelystų ir kad kolega bekalbėdamas turbūt neprispjaudytų tau į alų. Bet galiausiai tie patys padėkliukai jie pradėjo brinkti, pradėjo pelyti, pradėjo skleisti nemalonų kvapą ir žmonės nebenorėdavo judėti ant viršaus, dėl to kišdavo po bokalu.
Ir, pavyzdžiui, Čekijoje iš to atsirado tradicija, kad kadangi čekiškas pilimas yra šiek tiek kitoks, jie naudoja keramikinės lėkštutės po bokalų padėti. Ir tie padėkliukai dar atlikdavo tavo sąskaitos funkciją. Nes barmenas neždamas ar padavėjas neždamas tavo bokalų žymėdavo brūkšnelius ant padėkliuko, kiek išgėrei ir tada vakaro galėtų atsiskaitydavai. Tai dabar tai yra labiau marketinginis dalykas, bet seniau jų prasmė buvo ženkliai platesnė negu dabar. Jo, dangtelis, čia gana nebloga mintis. O tai koks tas čekiškas alaus metodas ir koks lietuviškas alaus pilimo metodas? Tai čekai dažniausiai naudoja tą taip vadinamą side pull kraną, kur iš šono suki ir reguliuoji srovę. Ir čekai turi 3 pagrindinius pilimo būdus. Čekijai labai svarbu yra puta alaus. Ir tu gali įsipilti klasikinį pilimą, kas yra vadinama hladinka, tai yra 3 pirštai putos. Puta Čekijoje yra formuojama šlapia, taip vadinama. Tai šlapioje putoje yra ženkliai didesnis alaus kiekis, vadinasi, kai puta sėda, daugiau alaus susiformuoja. Tai hladinka yra 30. O kaip jinai formuojama? Vat būtent tas kranas, jisai savyje dar turi tokį mini tinklelį. Ir kuo tu stipresnę srovę leidi, tuo tada mažiau tos putos formuojasi. Tai tu turi iš pradžių šiek tiek putos įleisti ir tada atsukti pilną srovę jau, kad tau pribėgtų bokalas. Štai ir varžybų jau rungtis nebloga. Ir žinokit, Lietuvos čempionate labai panašų kraną teko naudoti pirmą kartą gyvenime ir labai sunkiai sekėsi. Bet dabar, tai čekai turi tą savo pilimo tradiciją ir kadangi tu pili labai greitai ir tu stengiasi suformuoti tą putą, dažniausiai alus apteka aplink bokalą. Ir tuomet jau čekai serviruodami ant tos savo keramikinės lentelės dar ir surenka tuos visus lašiukus, kurie nuteka per šoną šiek tiek. Ir supila atgal? Ne, tiesiog lieka toj lėkštutėj. Realiai. Taip yra kitų šalių pilimo metodai? Yra, iš tikrųjų, pavyzdžiui, grįžtant į mūsų pokalbę šiek tiek pradžią, kodėl Cicerono egzaminavimo nepasirinkau, nes amerikiečiai, pavyzdžiui, irgi naudoja šiek tiek kitokius kranus, ten jie dažniausiai būna be mums įprastos srovės reguliavimo. Pas mus, galbūt sakyčiau, labiausiai tokie vokiški kranai, tvarkingi kranai stovi, kurie yra mums labiausiai europiniai kranai, kurie mums yra įprasti. Tai tų pilimo būdų egzistuoja šiek tiek skirtingų, bet tai yra labiau galbūt kultūrinis dalykas vis tiek. Bendroje rinkoje mes turime tokį pakankamai aišku standartą. O dabar butelinis alus, skardininis, tai kaip skardinių gyvenimas, jų daugėja, mažėja, nes alus nuo seno skardinėse. Čia kitiems gėrimams tai yra nauja pakuotė, kuri auga. Klausimas kaip aluje. Aluje irgi auga ir mes Lietuvoje turime daug skepsio dėl pačios skardinės naudojimo, bet dabar yra plačiai priimta manyti, kad skardinė yra pati geriausia tara alui. Ir dėl to aludariai atsisako butelinės taros ir kaip įmanoma labiau pereina į skardinę. Čia galima daug priežasčių surasti. Vieni sako, tai yra ekologija, kaštų taupimas, nes pigiau transportuoti, kokybės prasme ir taip toliau. Tai ar alus skardinėje bręsta taip pat, jeigu jis brandintinas alus ir apie tą brandinimą šiek tiek. Šviežias alus, brandintinas, kuriuos kaip laikyti, kiek laikom? Priklauso nuo stiliaus. Skardinėje dažniausiai nebrandinama alaus. Alus, kuris yra skirtas brandinimui, yra arba tam tikros stiliaus, arba ant buteliuko yra parašyta kur nors, kad tai yra bottle condition. Bottle condition tai dažniausiai alus yra su tarkim, tom pačiom mielėm, kurios esančios butelyje bebręstant keičia šiek tiek alaus skonį. Tai brandinimui tinkami alus dažniausiai yra stipresni ir tamsesni. Lygiai taip pat ir rūgštus alus, tarkime tokie kaip spontaninės fermentacijos lambikai, jie yra tinkami ilgesniam brandinimui. Jeigu alus yra labiau apiniuotas, apinys laikui bėgant jisai miršta. Tai toks alus jau brandinimui netinkamas ir su IPA yra labai populiarus posakis drink fresh, tai jau būtent IPA pavyzdžiui stiliai, IPOS, tai jie turėtų būti vartojami kaip įmanoma šviežesni. O lietuviško tipo alus, jie kažkuris iš jų būtų vertas brandinimo? Aš manau, kad jeigu tvarkingai, gražiai ir kokybiškai pagamintas mūsų kaimiškas alus su, tarkime, lietuviškų mielių kamienų,
ne kamienu, o rūšimi, tai jisai brandos metu tikrai mielės gebėtų sukurti daugiau esterinių, fenolinių aromatų, skonių ir tas alus keistusi. Ar labai ilgai jį siūlyčiau brandinti? Tai ko gero ne. O sąlygos pačio brandinimo, tai panašios iš tikrųjų į vyno. Tai turėtų būti reguliuojama temperatūra, turėtų šiaip rekomenduojama butelį stačiai laikyti ir turėtų būti pakankamai tamsu patalpoje, kurioje alus yra brandinamas. Ir kiek laiko čia, metais ar mėnesiais mes brandinam jį? Jeigu bottle conditioned alus, įvairūs, tarkim, kad ir belgiški alus, kuriuose yra daug tų natūralių nuosėdų, jie gali būti metais brandinami ir tikrai nesunkiai ir labai dažnai netgi yra daromi įvairūs palyginimai, ten tarkim 15 metų, 18 metų, 22 metų ir taip toliau. O dar alus, kurie daromi su įvairiais priedais, ten įvairių skonių, vyšnių priedais ir taip toliau. Ar jie irgi populiarėja, nyksta jų interesas jais, kaip ir tie rūgštieji alus irgi, kurie buvo atsiradę, žalia brandinti alus. Kaip šita kategorija šiuo metu elgesi? Unikali Lietuvoje, tai nepasakyčiau, kad jinai labai juda iš mirties taško. Jeigu mes kalbam apie produktus, apie alų su natūraliais produktais, ne? Su natūraliom vyšniom, su natūraliom avietėm, su ten, nežinau, kad ir kas šaltalankiais mėgsta pagaminti rūgščiuosius alus. Bet šita kategorija yra labiau galbūt linkusi nustebinti žmogų ir nustebinti vartotoją, nes dažniausiai vartotojas ateina, ypač Lietuvoje, mesgi viską žinom. Ir ateina, aš žinau viską, tai nustebinkit mane. Ir tuomet vienas iš būdų, kaip nustebinti žmogų, galbūt nepradės iš karto nuo alaus su šaltalankiais, bet tokį alų turėti savo asortimente verta, jeigu tas alus tik tais yra vertas ragavimo. Tai, bet jeigu grįžtant prie pradinio klausimo, ar tai labai Lietuvoje populiarėja ar auga, tai sakyčiau, kad nelabai juda iš mirties taško. Tai mes kaip tauta nesam labai žingeidus, šiaip toks bendras pojūtis? Sakyčiau, kad mes galbūt esam konservatyvus skonio atžvilgiu. Aš manau, kad žinių atžvilgių mes labai žingeidus esam ir tą turbūt rodo ir apskritai, kaip greitai ir puikiai vystosi mūsų valstybė, bet skonio atveju mes kartais esam labai konservatyvus ir esam nelinkę galbūt iš komforto zonos išeiti šioje vietoje. Tai gal tai ir užtikrina mums šansą išgyventi ilgai, ramiai provincijai. Galbūt. Taip. Na kągi, mūsų pokalbis išties priartėjo prie pabaigos, kalbėjomės su Tomu Josu, alaus istoriku, gubernijos prekinio ženklo ambasadorium, alaus bibliotekoje vedančių renginius ir kartais už baro stovinčių, daugybėje vietų sutinkamų, beje ir someljė mokykloje karts nuo karto perskaito paskaitą apie alų. Tai ačiū labai už žinias, dar kartą sveikinu tapus geriausiu, dabar ruošiesi pasaulio čempionatui? Iš tikrųjų turiu prisipažinti, kad pasidomėjau, kad vyksta kas 2 metus, dar kol kas nieko nesiruošiau, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimybės ten sudalyvauti, žinau, kad vienas kolega iš Latvijos yra dalyvavęs, tai kodėlgi ne? Gerai, puiku, tai sėkmės ir viso geriausio. Ačiū už kvietimą, viso geriausio, iki. Skanus Vilnius.